Niekuomet negalvojau, kad mano kelionė prasidės nuo Sneiga kasėjimo. Sneiga kasų ne bet kur, o Telšius. Jūs neįsivaizduojat, ką pirdama keistą filmuoti vidury miestą. Jeigu būčiau kur nors kokiam užsienį, tai galėčiau be kelnių lakstyti. Nu, bet dabar žinokėt, žiauriai įdomi. Tai šį kartą man kelionė prasidės ne kažkur ne užsienį, nei kažkur nevažiuoti nereikės. Šį kartą kelionė bus perkeltinį prasme. Naują metą prasidės su naujas iššūkės. O, on tik su blakstienas darau. Ne. Ačiū. Tai pirmas iššūkis bus Sneigą nusikasti. Nu, bet čia jaukinga, čia ne kaim, čia tik laiptoks reikia susitvarkyti. Tai dabar aš jums parodys, kur esu dingus, kodėl neįkelu jokių video, kodėl nėra jokių kelionių. Tai va čia ir ta priežastis. Kaip jūs žinote, esu grožio specialistė ir nuo šių metų išsinuomojau kitas patalpas. Tai dabar mano visas laiks, visas mintis, visa energija yra sutelkta ties šitų projektų. Šiandienas video matysit, ką kažkas susneiga ir parodysiu, ką tvarkau savo kabinetą. Nuo pat pradžių mano video turėjo būti tiesiog kasdienybė, get ready with me ir panašiai. Bet taip gavos, kad prasidėjo viskas nuo kelionių. Bet mano klientė sako, pasigėdom tavis, nėra kelionių, tai bent jau kasdienybę savo nufilmuok. Tai va, filmuoju kasdienybę, kas susneiga. A tai gal norėsit užeit? Prašom į vidų. Taigi, turime tokias patalpas, katras man reikia susitvarkyti. Ir aš galvoju, kad jūs norit man padėti. Norit atvaryti talką. Bus valgyti, bus gėrimų, bet turėsit dirbti, turėsit tumpyti maišus šitą viskon, visas dėžes sutvarkyti, grindis išplauti. Ir mano 26 metų planas chuliganas bus padarytas. Tai dabar, jeigu norit trumpą interviu, kodėl aš čia dirbu tokius dalykus. Tai tiesiog aš nutariau visai nečičiom, visai netikėtai persikraustyti į kitą vietą. Ir galime tai vadinti naują kelionę. Net nežinau, ką aš čia filmuosiu ton video, kiek laik jums čia bus įdomi žiūrėti, ką aš stumdavau visas čia komodas viskon, bet tikus pasiliksit su manim šiek tiek ilgiau ir sulauksit galutinį rezultatą. O manyčiau, vakaro pabaigoje reikėtų visą darbo dieną vainikuoti šampano taurę. Naudosiu tokią kamerą. Čia yra Osmo kažkas, nežinau, bet va tokia maža kamerytė. Ir aš galvoju, kad ir aš tokios norų, bet kadangi draugį nusipirka, tai sakau, daug pabandyti, daug test drive padaryti. Tai pabandysiu su tą kamerą filmuoti, pažiūrėsiu, kaip man čia viskas patiks. Ir jeigu patiks, galbūt ir aš tokią nusipirksiu. Ir pažiūrėkit, kokia čia mondri kamera. Taip šitą mane gali visi apsekiuoti, ko aš darau. Nu, pradedam. Pirmiausia, patrauksiu ton gultą, kai jūs matytumėt bent kažko, ko aš čia darau. Užsikimškėt ausis. Dabar bijau stumti, nes čia yra vitrina su stikla, metalinė, bet su stiklas. Aš bijau nuversti, nu. Už kurą gali stumti šviesą, čia gali už tų stiklų imti. Normalia. Gerai bus galimėtinumai. Aš čia turiu atliktamų visokių varščiukų, pagaliukų, plaktoką. A nerek. Galiu kontribį rėmėjam išsiųsti dovanų. Sakiau, kad iš kiekvieno savo kelionės kažko atsiųsiu. Tai iš tos kelionės, varžtų dėžėlį gali atsiųsti, jeigu tink. Dabar imamės rimtesnį baldą. Kamera, prašau, atsisukite į mane. Ačiū, operatorių. Dėl to nefilmavau tų visų čia tų baldų rinkimų, ten tų visų persikraustimų, bet kadangi šiandien jau darau kažko, kaip vakar buvau, kas vakar čia dėjos per reikalą. Aš dirbau, aš čia tvarkiau visko. Kon jau pridirba. Gerai, stumam komodą. Blemba, tai balda popierinė. Čia nežinau, kiek turi būti silpnom žmogus, kad nepastumtum. Agird. Važiuojam. Aš sakiau, kad nesunkiai.
Bet žinokit, kai žmonės į zarazas, nu vis tiek, ačiū pavyzdį ir kas, nu juk žinokit, man sako, tu čia neišsilaikysi tų patalpų, tau čia tas gera, kaip čia šalta tam kabinete. O taip šitą galiu parodyti. Net tavi nereikalas. Jeigu neišsilaikysiu, jeigu neužteks pinigų nuoma, viešnamį atidarysiu į kontų man. Pabandyku nors pasakyti, dai tavi darbinsiu. Esu pastaruoju metu kažkokį labai piktą, nu tokių zarazų žmonių kažkokių nepažįstami visai, komentuom kažkom klaus, o įsivaizduojat, kol sneiga kasiau, išėbu žmonės jau žiūr per langus, tik moteriškai sustojus klausia, sako, o kon čia darysit, kas čia bus, sakau, nu, iš procedūras, tiesiog nepasakoju labai. Sako, tai kur jūs darot? Sako, masažus gal koks? Ne, sakau, blakstienas, o on tokia, sako, nu tai fainė, sėkmės. Įsivaizduojat, nepažįstam žmogus, tiesiog praeidams tie pasakė. O tokie žmonės, katrus, nu, žinot, išmatymą, bent jau kažkiek, žina, ir pažįstami, tai to ir drąsos, va to šaudyti, kad tu čia neišsilaikysi, kad tu čia ton. Manis pavyd, išnek. Bet ar negalvo, kad man paveiks. Eikit. To jau pakariausiam. Sakiau, viešnamį atidarysiu į kontų. Į kontų mums pasakysi. Bus direktorienė. Spėkit, iš kur pirkau baldus. Ne iš Ikėjais, iš Jyska. Pas mus telšių, žinokit, Jyskas atsidarė, mes dabar jau visam kaip didmiestis realiai. Tai ačiū Dievu, kad mane vakar surinka baldų. Man buvo sunku stebėti, kiek čia reikalų nusirenkant, kiek čia visko reik, visokių varščiukų, visokių ten šudukų. Bet žinot, ko dar norėsiu čia? Čia turės būti stiklas ant šito. Tur veidrodį šitą, tuik didžiaus. Va, tuik, gal veidrodį uždėti? 3, 2, 1. Netik sunkiai iš tikrųjų apsiimet. Tai va, ant šito stalį viršiaus norėčiau uždėti stiklą. Kadangi aš dirbsiu ant tokį dažas į aptaškau, įsigį ar visur, į tos visus reikalus. Taip pat ir ant sienų. Tai dėl to aš norėčiau ant stiklo tokį nusipirkti, užsidėti, bet nelabai žinau, iš kur man reikia pirkti. Nežinau iš tokių dalykų. Man reikia vyriškas runkas kartas. Nežinau, iš kur gauti. Tai kol kas nusipirks klijuonkį. Žinot, kas į klijuonkį? Varom nusipirkti klijuonkį, man atrodo. O kad neaptaškyčiau seinas, aš irgi turiu tokį sprendimą, turiu gražį tokį variantą. Tai čia ant tos seinas bus atremts veidrodis, bet štai šitas parodysi to atneši. Va, šitą tokį veidrodį nusipirkau ir aš ant paimsiu, taip gulščiom ir padėsiu ten ant tos komodas. Tai taip ir padarom. Tadadadam. Vartai į rojų. Vykome į Jyską. Tai pirms dalyks atrungavai pasiimti yra šitą tokį vazą ten ant veidrodžios. Ne ant veidrodžios, ant spintėlis kampį prie veidrodį padėti. Ir kažkokį, dar reikės čia kvietką įmerkti. Tokį metalinį bliūdą peinau. Šiaip tai atvažiavau kabliukų užuolaidom. Nu, bet reikia pabiškį pradėti kažkon tokį mielų širdžiai gražaus nusipirkti. Bet čia nematau kažkokių įmerkti tų gėlių. Kažkokių reikia. Nesmelgų kažko, tos melgs jau atsibodus. Kiekvienam pašalį, kiekvieno kavinė visur. Bet kažko biškį. Nu, bet tokių neįkėšiu, nei įpirksiu. Biški per brangė. Ne, norėk čia kažko kitokį. O gal iš viso aš tokį noriu? Kaip manote? O tai gal biški pigiai atrodo tas spalva. Gal tokį iš viso bliūdą. Jeigu te vairuos mašinką važiuoja vežimėlį, tai nieko gero nelaukėt. Grįžau iš krautuvės. Padarykėm pirkinių holą. Tai visų pirma pirkiniais, katro labiausia džiaugus. Bet dabar geriau pagalvojus, ar tikrą tuokį reikia įpirkti. Iš vienos pusės gražiai atrodo, bet iš kitos pusės gal biški tokį pigiai atrodo. Gal reikia geriau pirkti kietą tokį molėnį dėdelį. Tai yra vaza.
Nusipirkau tokį vazą, palašveisus daugiau įjungus. Va, tokį vazą. Nežinau, nu tokį kaip ir fainu, bet gal biškį paskubėjau. Bet žiūrėkit, kokį daiktą radau Jurkinėje. Aš žinot, kas Jurkienė? Jurkieniai mastis. O kitaip dabar pasikeitusių pavadinimų, tai Mon vadinas. Tokį žiebtuvėlį. Matot, kokį fainą nusipirkau. Ir esu gavus su kalėdom tokią žvakę didelę. Tai galės užsiudegti ant čia šiandien pasirodyti, kaip gražiai viskas estetiškai atrodo. Toliau. Kitas dalykas, nusipirkau tokį žvakis. Čia yra atseit tikras žvakis. Toks iš vaška. Nu, toks čia toks kaip vaškiukas, bet įsided batereikas ir šveit limpėlis. Ta. Tai va čia toks atsisuk kažkoks ir įsided batereikas. 4 batereikas reikia dėti. Jėzau, kokia kaina išeina, koks brangumas. Tai kur pliusas, kur minusas. Ai, 2 žvakėm reikia, turiu nuo jo. Neveikia. Negerai įdėjau. O, dega. Žiūrėkit, kun sugalvojau. Bet vis teikės, o ne? Da, net niek nesustvarkiau, bet nuvariau iki krautuvės ir jau tai visi dekoro dalykiuką, tai patink, jau duomen, jau įdomi. Žiūrėkit, čia tos žvakis ir kaip makola kaukina. Va, toks žvakutis. Tai jau parodys, aš turiu tokį žvakidį senovinę. Tokį senovišką pasidabrautą žvakidį ir aš kažkur ieškojau, čia yra toks ženklinimas, nu tai ten tas ženklinimas sako, iš kokios tuos gamyklas yra, tai labai fainai. Šiaip nėra, anabrongi nėra verta vokti, tai nevokėtų. Ir va, įdės čia žvakę, nu, bet tik biškai gražiau stovės ir pastatys gražiai. A, gerai. Kitas pirkinys – šlauta. Kitas pirkinys – valgysiam persiukų. Toliau 4 vienetai kabliukų čia bus užuolaidom. Ir last but not least, pirkau tokius 2 dozatorius ir tokį medinį lentelį. Ir taip čia bus gražiai padėti, čia bus vanduo, čia bus toks losijons po depiliacijais, ten kapon tokį sutvarkau, reikia patepti. Tai jau tokie 2 gražus bus čia ant stalo. Bet dabar tikrai pats paskutinis ir pats geriausias pirkinys šiandien yra plovas. Pavalgyti reikia vakarienį. Žinokit, jau ir 5 valandas. Aš dar tik tą komodą pastūmiau, ton vitriną pastūmiau, iki krautuvės nuvažiavau ir storių pafilmavau. Ir viskas. Bet taip ir. Pradėjau tik tas popeitų darbus, dar ten viskų reikalų buvo, bet tava pirmiausia pavalgykė. Au, kad kažkur čia tarp daiktų turėtų būti šakutė. O, akurat. Turim šakutę. Labai įdomi, kaip tą kamerą filmuojam. Nes ši per ekranioką jis atrodo toks melsvas, tokį spalvą įdomi. Įdomi, kaip bus iš tikrųjų. Kaip įkelsiu in kompiuterį. Kaip nuvalgyti. Bet žinot, kon, man šiandien kveiti pasimatymą. Bet man jau tokia netvarkyti. Ūsus reikia nusidepiliuoti. Nu, varyčindai tom pasimatymą, geriau video pabaigti filmuoti ir visko tvarkytis. Bet jeigu dabar nenuvalgysiu, tai tada kėtsiai gali būti, kad net nebekveis. Bet iš kitos pusės man ką pidzin, nes aš niekį neiškau, bet nuvaryti pavalgyti su kažkokiu bernu nėra bloga. Kaip jūs darytumėt? Bet tai kaip ruoštės? Tu su antakis pešiuoti. O, ką pavalgiau plovą. Dabar reikėtų deserto. Bet ką reikia atidaryti? Į naują spintelį nenoriu dėti. Bet turim plytelis, katros yra mirtingas. O,
Girdėt? Tuokį. Aišku, ką įrunkuoju. Aišku, ką įkelinis. O dėjau kaip skanė. Davė in pusėlį, po pusėlį ir varysiam toliau prie darbų. O patį svarbiausią dalyką pamiršau parodyti, dėl katro įvažiavau. Aba! Žinot, kas čia bus? Čia bus. Tadam! Tadadam! Tadadam! Ne viens interjeras neapsien be klijuonkis. Dėsėm klijuonkį, pasipuošėm stalą. Ton komodavą, ką nenutaškyti, dėsėm klijuonkį. Jūs galvojate, aš juokauju? Aišku, ko ne. O pats tas tip-top. Prašau, neaptaškysi, apsaugota bus viskon. Vo, su rožėm auksinėm, čia kokiai raštą su deimantas. Prašau. Veidrodė atgal į veitą. Matys, goik stipri. Su vienu ranku pakėlio. Aba. Į kapyrą. Ir kaip čia pasidėt veidrodis, danų veidrodžiaus šitiep atsispind, tai visi paveikslą. Norit pasakyti, ne, čia gali nukirpti suliktą veitą, bet gali palikti kaip staltys. Va, žiūrėkit, atrodo, kad stalas da didesnis. Prašau, klausykit. Gėlių pasimerksiu, pasidėsiu. Ir gražu. O dabar šiek tiek dekoro. Čia bus vaza padėta, čia bus ta žvakidė, bet ona dabar biški nestau, bet niek tokį. Ger motrišk išniur pastat. Va. Taip. Tada šitos pasidėsim čia ir pavyzdžiui, šitas yra medinis ir čia yra įpakuotas, tai tepi paliksim, kad, pasaugoti, kad pažiūrėjau, distancinį pultėlį irgi į maišioką dėdi. Tai ir čia į maišioką, kad neapsitaškytų. Eida korek, budilniką. Vo, nusipirkau budilniką, pasidėsim čia. Taip. Ir gavau dovanų žvakį. Užkursim žvakį. Va. Čia da gėlių bus dirbtinių. Ką? Ne dekoras? Norit pasakyti negražiai? Va, į žvakį, degi laikrodis, klausykit. Dėžis pakavoti. Ir šiukšlius išsinešti. Ir viskas, į kuo daugiau berė, kaip pilna gali darbų teis, aš manau. Iš tikrųjų, čia bus ta klijuonkė uždėta, bet tik tas reikia nupjauti biški trumpiau, nes dabar nesąmonė, nes jei nori stalčią atidaryti, turi pakelti, kad atidaryti. Tai aš nupjausiu taip šitą paleiton, turiu tokį peilį profesionalų. Biški paliksiu tokį kantėlį, kad būtų taip biški užsilenkiai. Va. Svarbiausia, reikia lygiai pjauti, taip, įpjauni ir tu taip eini, taip, kad nesugribautum. O. O ton šitas likutį pasilieksiu, kietą stalioką apsiklijaus. Čia turiu tokį stalioką, kur važinėjas. Tai va ton galą uždėsum tuos šitą. Taip. Va čia labai paprasta, labai lengvė. Ir gali labai pigiai atsinaujinti numus. Pavyzdžiui, už ton klijuoti metrą mokėjau 3,50 €. Ir apsauga naujus baldus. Ir gražiai, ir gali keisti spalvas, pažiūrėjau, jeigu tas atsiboda, gali kietą spalvą
nusipirkti, užsidėti. Va, vis tiek dar atliek. Tai dar galėjus kažkur. Mus galėjus išsikirpti. Pažiūrėjau, ton ruožį galėjai išsikarpyti. Pasidaryti toks mažas servetėlis, kruzeliau padėti. Pažiūrėjau, kaip svečia atvažiavau, padėti tokį vat gelytį iškarpis ir kavos podėlių ant viršaus. Ir negadini stalą su karštu podėliu. Nežinau, kodėl, bet sumaščiau, ką grindis reikia išsiplauti. Išsiploviau, o dabar kitas darbas bus sutvarkyti užuolaidas. Ir žinokit, varau, numiai, pavargau, ką peiktų savo. Tikrai, čia ne dėl to, ką man kvieti pasimatymų šį vakar, niekur aš nevarysiu. Ir dabar yra planas pakabinti užuolaidą. Alus pakabintas, betonas, čia matos, ką užuolaidas, matos. Betonas reikia apgražią kampį padaryti, taip. Susiausti. Parodysiu vaizdžiau. Tai čia yra tik paveina užuolaida ant longa ir tos užuolaidas dedas ant grindų. Tai planas yra daryti užuolaidas kažkap taip. Kaip žodžiu, kad būtų biškiokas šuoni. Tai nusipirkau tus kabliukus tokius ir turiu dar. Bet tai kiek elektrą taupau, ne? Net nejungu visai šviesos. Tokia medžiaga. Ir tokį šitą ton kablioką šįską nusipirkau. Ir su tau dalyku reikia susiausti čia kažkaip, prikabinti ton kabinoką kažkur ir pakabinti užuolaidas. Tikaus, kad unca laikys ir tikaus, kad unca dažų nenuvalys. Tas būtų labai negerai, jeigu sugadinčiau seinus, čia nauja viskas išdažyti, padaryti. Nu, bet jeigu jau pridirbs, kaip sakon, čia jau ir mano problemas ir aš turėčiau taisyti. Čia, kad nesimatytų. Ir tep aukštą. Ton deinėnį paslėpti. Reikia tinas viršau uždėti tualetinį popieriaus ritinėlis. Tus, kur atleiks. Ir anai taip gražiai pasikabin. Ten da etikėti pačiam viršovį nenukabinau, nenukirpau. Kažkaip su ta užuolaida naktinę apkabinti to norėčiau. Visai nieka. Čia tik tas atėjo viršau. Man nepatinka, aš tokių dalykų esu. Tokį biškį kibi. Nu, ten reikės pataisyti, bet čia jau. Va, įtep gėlytę. Čia ta sofkėlė bus. Manau, gražiai. Eina, savo atrodo, kad savo numus tvarkyčiau, tai fainė. Ir čia stalioką pastatysiu. Turiu tokį. Tiesiog paprasta. Kažkada su laiku gal kai gražesnį biškį paimsiu, bet dabar tas bus fainė. Viski kolai tekila, arlenina, kaip skaniai kvep. Eina savo. Klientį padovanoju žvakį. Kaip gera kvep. O, dieve. Taip. Nu, čia dabar taip tik tas, tarp kitko. Sudėlios, bet paskiau bus gražiau viskas padaryti. Na, dabar taip. Šiukšlis ir jaučiu, kad šiandien darbam užteks jau. Čia taip, tik tas dabar. Gėlytė va labai graži, vazoniks labai gražus. Tikaus, nanai, čia patiks prie to longą. Ir nesinė persodinau, tai tikaus patiks. Nu va, šitas kampelis jau bus tvarkoje. Dar čia pačiu reikia klijonkių uždėti irgi. Nu, jie kūkų. Jaučiu, kad reikia likti numiai, pavargau. Bet da tik 5. Biški gaila. Bet jau noriu gaila. Ir jau susitiksim ryto. Ryto pabaigsim visko gražiai tvarkyti. Jau kažkokio dekoro, kažko padarysime. Pabandysiu šiandien su tą naują kamerą persikelti video, pabandysiu paeditinti gal. Biški pailsėti. Ai, dar reikia iki mams darbų nueiti, nes mam sakė, mišrainis ir viniuotinį yra atnešus. Gerai, čia susitiksime už kelių sekundžių jau kitoje dienoje. Paskutinė darba šios dainos. Droskas dar pasivarstyti. Sveiki! Grįžtam toliau prie darbų. Negalvokit, vakarį pasimatėm ne jau. Tik labai pavargau vakar.
Šiandienos planas pabaigti tvarkytis, išsiplauti grindis. Ir paskutinis dalykas, ko turėsim padaryti, tai yra atšvesti. Bet pirmiausia, mums reikia ko? Kavelis. Vaizduojat, išsinuomojau patalpas. Šalia kitam pastatį yra prezo kepyklėlė. Kiekvieną dieną einu pirkti kavos, bet kadangi pertrauka pietos pasidarys tik pusę valandos, kavą išgerti turiu 10 minučių. Tai ten greičiaus, be jokių pasimiegavimų. O dabar bus šalia ir aš galėsiu nueiti, pasiimti, grįžti į darbą ir ramiai atsigerti kavos. Taipogi, šiandien padariau blakstienus savo draugę. Tai aš dariau blakstienus tam šitą visam bardakį. Kam bet draugiam, tai gali daryti belę chorą, kad į mašino gali sėdins. That's what she said. Ir man draugė man atnešė tinginį, bet ne bet kokį, o su mačia. Tai bus mūsų pietus ir esam toliau tvarkytis. Ugne, moki daryti, moki. Nu, šiandien darbus, manau, pradėsiu nuo užuolaidų. Noriu susikabinti anas iki galo gražiai, susitvarkyti taip, ką per vakar veinaką pasidariau. Tai manau, kad tas dvi užuolaidas abi dvi dėsiu į veiną ir į kietą šoną irgi taip pat kaip ten dariau. Nesu įsitikinus, ar tikrai gražiai atrodys šitą dalis per vidurį, bet manau, su laiku atsirinksiu, gal aš noriu kažkom pakeisti, kažką kitą padaryti. Bet kol kas bandysiu taip iš šoną anas irgi pakabinti. Kaip gera, kai įteisiu lipdukas, nereikia jokių skilių graižiuoti, seinos gadinti. Nu, bet neaišku, sakau, gal norint nuimti irgi ten nusilups dažą, čia nežinojusi. Bet dabar irgi tokiam pačiam aukštį, manau, pakabinsim kabliukus. Taip, ne? Turės būti kažkur čia. Kad ant žemės nesidėtų, kad galėčiau su šlauta praeit valyti. Nu, tai kažkur čia. Ir dabar kabinsiam. Ką? Per mažą kilpelį neužtelp. Brokas. Eik tu savo. Čia per mažą kelpą pasiūta. Neįlent per ton. Eik tu savo. Čia tiek te trūkst. Milimetrą. Negaliu uždėti. Svarbu, kad tos naktinis nesidėtų ant žemės. Nu, ne visai taip. Reikėjo aukščiau kabinti ton. Nu gerai, pabandykim dar biškį patraukti. Ir dabar ton reikėtų čia paslėpti po šitą. Ir kad matytus tik naktinį užuolaidą. Aha, o kas tinas? Etikėti palieka. Iš užuolaids išsiploviau, išsilyginau. Ir galvoju, ai vėliau nukarpysiu. O kaip dabar reiks pasiekti, jeigu aukšta? Čia jau tokiai darbą, tokiai, kur gali bet kada padaryti. O gal koks aukštas vaikins ateis ir padarys mončiuskon. Šiaip iš tikrųjų dar reikėtų su nagų laku nudažyti varžtus. Ta į pakabinta yra raudons varžts ir dar yra su peštuku apipaišytas seinas, kad lygiai užkabinti reikėjai. Tai ten ir nubraižytas anos. Tai dar reikia kažkaip sutrintuk nuvalytų mane seinas. Pati nenoriu lėpti. Nu, bet teks jau nenirkino paprašyti tokių aukštų, nežinau. I believe in you. Pasakykit, kam reiktų tokį daiktą? Remėlį tiesiog pasidėjus. Be stėklų, be nieko. Bet į kur dėdė panon? Prailgintovs reikės. Aš vis laiką einu nusipirkti kavos, bet kavą pirkdavau dviejos veitos. Į vieno veito reikia cukraus pačiam įsidėti, o kitur duodu tokį šitą pakelius. Ir aš niekada nededu cukraus į kavą, bet tai cukraus pakelį atlikti. Ir jūs žiūrėkit, kiek cukraus pakelių turiu. Aš ant tiesiog dėdavau vieną krūvį, stalčių sumesdavau viskas. Absoliučiai nereikalingi dalykiuką. Tiek turiu cukraus. Kas atsidarinėjat kavienį, tai sakykit, aš jums tiesiog atidausiu, jūs galėsit klientam atidauti. Jums, man atrodo, dar nerodžiau tualetą. Tai niečia daikon žiūrėti yra bardakėlis, bet
Aš norėčiau čia padėti kažkokį stalioką, kad būtų padėtas tualetinis popierius, ten dar kažkas. Ir aš pagalvojau, kad aš juk turiu tokį. Šitą reikia surinkti tokį vežimoką. Seniau aš šuntą nuodėdavau dezinfekciją visokius dalykiukus ir dabar galvoju, gal visai nieko būtų tualetį padėti. Čia ratuką įsideda. O, būt gera pirštų nenusikrošti. Vienas. Antras. Ir dabar labai neįdomi, čia susidėd viskas, nes jeigu vieną dedi, kits iškrenta. Taip. Nu, paleis, nu. Oh my god. Va, įdedi vieną. Laikykis, nekrisk. Oga. Nu, įsidėjok. Ai, ne iš tos pas. Vieną. Antrą. Dabar padėsiu ton, bet su laiku galėsiu gal ketą nupirkti, jeigu tas nebepatiks. Laikiną visam laiku galėsiu tokį pastatyti. Gal biški per artėja, ne? Nu jo. Gal biški per artė. O jeigu čia? Čia gal biški normaliau. Nu bet ne, šiaip nėra normaliai. O jeigu čia? Tada tas neatsidarys, bet aš čia šiaip nedarinėjau. Čia tiesiog... Nu... Nežinau. O jeigu čia į tarpą, va, kažkas panašaus, prisėskim, normaliai. Ne, netilps. Nu, gal ir nevyks su manims. Irgi reikės kažkokio dekoro, čia bus paveikslas unseinas, ten gal kokiai dirbtinė augalą numižimo. Galiu oficialiai pranešti, kad tvarkymasis baigės. Dar nėra viskas idealiai išblizginta, tai galbūt susitiksim kito dalį. O dabar mano kabinetą atidarėms. Maukitės jupelis, aukštakulnius ir einam šviesti. Nejudink laiką, kerpu viskas tylė. Taigi, mielieji, kabinetą skelbiu atidarytų. Šaunam šampaną. Para-pa-para-pararam. Para-pa-param-param. Para-pa-param-param. Param. Para-pa-param-param-pam. Para-pa-param-param-pam. Ačiū, kad susirinkot į talką. Sakiau, kad bus gėrimų. Sakiau, kad bus valgyti. Tai ačiū už talką, kad padėjot susitvarkyti. Ir žinau, kad galbūt atsiras tokių žmonių, katriem nepatiks mano stilius, ką aš čia viskom padariau. Žinau, kad daugam nepatink to šitą vat klijuonkį, sako, kad čia ir babūniška,
kad kaimų žmonės bedėt virtuvį ant stalo tokius, bet maniai gražiai. Kad celofanį negali palikti, bet aš manau, kad gali palikti. Taip pat, kaip distancinį reikia į maišylį vyniojus laikyti, taip pat, manau, ir naujus daiktus reikia plėvėlę laikyti. Nu šaldytuvų nenuplėšyti, nu mikrobangių nenuplėšyti plėvėlių. Tegu būna nauja, drauga, kada nors reiks parduoti. Galbūt kažkam nepatink, kad neįdėlė žvakis tau pastatyta, pakrypus va. Pakrypus. Galbūt kažkam nepatink, kad laikrodis tiks per garsę. Bet čia bus mona darbo veita, tuo kokia namunė ypating. Tikaus, kad jūs atėjai džiaugsitės, kaip sukūriau. Jeigu norėt antros dalies, tai lauksiu komentarų. Lauksiu patarimų, ko jūs kitaip darytumėt, kaip kitaip užuolaidus kabintumėt, ar kitos spalvos ratą gal nusipirkti. Ir ar jums įdomu būtų antra dalis – dekoracijas. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad atvykote į talką ir iki. Darau sarmatą, video bandau filmuoti. Ai, tai išeina. Ne, davai išjungtą jaučiu.